Nu, pasakok, kaip tau treniruoti tokiomis sąlygomis. Ką, atvažiavom, saulė švietė, viskas gerai ir tik jau pradėjom ruoštis rengtis, seniaukė ir kaip visada lietutis. Tiek praeitą savaitę, tiek šią. Tai stiprus lietus, tai ant lietaus mokausi. Tai gavau 4 bandymus, pirmo bandymo labai atsargiai, antro bandymo jau geriau, trečio visai neblogai, o ketvirtų gan gerai suvažiavau. Tai dabar bus dar 4 bandymai, man atrodo, ir kvalifikacija. Svarbu į blokus neįvažiuoti ir suvažiuoti visus klipus. Jau šiandien įdomu, jau pradedu gazo kontrolę suprasti, ką daryti. O šiandien geriau jautiesi nei BCF Street lygoje? Jo, 2 kartus, nes Street lygoje Šiauliuose iš vis nežinojau, kaip valdyti automobilio ant šlapio. Pasipraktikavęs, šiandieną pasibandžiau, tos įgūdžius įgyvendinau ir visiškai suvaldžiau gerai automobilį. Tai tikrai padėjo praeito savaitgalio nervai, kaip sakau, o šiandieną ramiai atsipalaidavę bandom suvažiuoti. Ką? Tikėkimės gerų rezultatų. Jo. Oh my God, what is that? Nu ką, baigiam atstatyti MKikę. Tuoj lėksim į kvalą. Antrą. Vida, tuoj ir laukia, ne? Tuoj ir laukia. Remonto. Viskas. Tuoj bandysim lėkti. Čia biški tokių damidžių nedidelių. Šiek tiek biški palūžo kažkas. Ratų suvedimą daro. Viskas bus gerai. Tai ką, Audrius Kasparas surinko per antrą važiavimą 73, o per pirmą krešinai. Kas atsitiko? Tai per drąsiai leidau į šoną į blokus, nepasiskaičiau gal greičio ir stipriai nukentėjau, tai su visų šonų galiniu ratu trenkiausi į blokus, atmetė priekį, nuplėšiau priekinius ratus, suskaldžiau, šakės plyšo, viskas išlūžo.
bet va, visa komanda, visi aplinkiniai padėjo, sunešė dalis, kokie gal 4 žmonės tvarkė, tai realiai per 20 minučių viską atkėlėm ir spėjom į savo laiką net anksčiau atvažiuoti, tai davė bandomai prasivažiuoti, viskas gerai ir suvažiavau 73, tai galvojom, top 3-2 gal pakliūsim, nu norėtume pakliūti, tiek pastangų įdėję, žinai. Gal lauksim rezultatų. Ką tik suvažiavom poras, nugalėjau priešininką, iš tikrųjų jis padarė lydę klaidą, numušė kugelį, sulindo labai vidų, tai antrų važiavimo aš lydinau, jis man čeisino, tai stengiausi daryti saugesnį važiavimą, tai saugesnį pasidariau ir laimėjau ant taškų, tai dabar varysim top 16. Yra good klausimas, dar kartelį Audrius Nasburas ir Tomas Tiklevičius jų Montanas. Poliakuškis prieš Šiomis. Audrius Nasburas, pirmąjį žaidimo kampą, Tomas Tiklevičius puikiai pasirodo. Antras kvalifikacija. Kasparas, kaip ir sakiau, ponas Fortūnas šiandien. Nei Tomas, nei Audrius, žinok, girdėjau ir tą pavardę, ir tą vardą. Monėtai už Tomą Liutkevičių, ne? Geras. Bet Tomas šiandien varo kietai, nesakykite, ne tikrai. Audrius, Kasparas, ponas Fortūna. Tik ir pranešk, laimi kas? Kasparas, todėl kad Liutkevičius savo lyderą nesilaikė vidinės zonos, važiavo į išorinę liniją.
Labai gaila, kad čia ponas Pardūno pasitraukia. Bet mes tikrai turime pakoti Audrių už šios bos pastangas. Tai Audrių Kasparui plojimai! Na tai kokios nuotaikos, kai patekai į top 8? Geras nuotaikos, geras dėl to, kad susitvarkė mašiną, visi bachūrai padėjo sutvarkyti, nežinau, čia gal 8, gal 10 žmonių tvarkė. Benediktas Čirba ir tėtis patarimų davė jo, tai sakykime visi draugiškai parodė tą visą drifto bendruomenės draugiškumą. Paskolino ir dalių ir daug savo naujų turėjome, tai viską išnaudojame. Ačiū Aivarui Maciulevičiui už amortizatoriaus kolbą, nuvažiavo iki namų irgi netingėjo, atvežė. Vienu žodžiu, visi bachūrai šaunuoliai, visi padėjot. Tada kvalifikacijai susitvarkę mašiną, pasidariau gerą gan važiavimą, pakliuvau į top 3-2, nes būčiau realiai iš Pakrešo net nebaigęs kvalifikacijos. Ir tada pakliuvom į top 16, pakliuvom į top 8. Tai rezultatas geras, kaip visada norisi geriau, bet tai čia su tiek streso, su tokia liūtim, su tiek lietaus, su tokiu slidumu, permainingumu ir to tokio streso kupino diena, tai čia iš tikrųjų kosmosas. Labai gerai. Man atrodo, tu aukščiausia turėjai top 16. Ne, būtent strytas tai yra užkeiktas, šis sezonas yra tik pradžia man, tai top 3-2 net daugiau ir nenueinu. Tai sakykime, šiandien rezultatas geriausias, daug įspūdžių, vienu žodžiu, varam ilsėtis, rytoj ruošiamės į semi-pro. Čia kuo toliau, to žiūrėsim jau tuo ir prizinę užsimsi vietą. Na, tai čia tik su komandos dėka. Sėkmės tada į semi-pro, Ačiū. gal ten irgi paimsi aukštą vietą. Gerai. Važiuojam darytis treniruotės, 4 važiavimai, trasa gera, daug blokų, bus įdomu. Aišku, ir lietus ateina, tai va, arba bus slidu, arba prarybinsim lietų. Tai va, varom. Pasibandymų treniruotę, 4 važiavimus gavom prasitestuoti, po to bus dar 4 važiavimai treniruočių sesijos, tai pirmą važiavimą atsargiai važiavom, pasižiūrėjom, kiek to turim sukibimo, kaip kas, antrų važiavimų drąsiau, trečių dar drąsiau, ketvirtų kaip ir visai jau neblogai. Tai dabar tvarkysimės pasistatymą ir bandysim suvažiuoti dar geriau. Suvažiavom top 3-2, kaip ir čeisinau visai neblogai, pradėjau antrų važiavimų lydint ir sumaišiau vakarykščią street lygos trasą ir visai kitur pradėjau Wi-Fi, ta prasme į priešingą pusę. Tai viskas, susistabdžiau ir baigęs varžybos. Nu, tai va tiek nuotikiu. Nu, svarbu gyvi šiandien, sveiki, nesudužė. Tai va.
važiuojam, 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 važiuojam.